Šį savaitgalį jau 16 kartą tarptautinio sakralinės muzikos festivalio Cantate Domino dalyviai džiugino klausytojų ausis ir sielas. Vis didesnio populiarumo sulaukiantis projektas jau ne tik stebina choristų atliekamų kūrinių subtilumu, bet ir rengia jų varžytuves. Šiemet festivalyje dalyvavo per 20 skirtingo amžiaus ir lygio kolektyvų, puoselėjančių sakralinę muziką. Tai ir yra mūsų nuostatose numatyta, kad galėtų dalyvauti choras, kuris galbūt neišeina į europinės scenas, bet yra jo kategorija, į savo kategoriją gali rasti savo nišą. Yra visiškai mažiems vaikams kategorijos, yra jaunimui, yra net muzikos jaunimui, jeigu taip galima pasakyti, nes yra konservatorijos, sakykime, ir muzikos aukštųjų mokyklų kategorijos, kur galėtų jie lygiais su lygiais tarp savęs konkuruoti. Festivalio organizatoriai apgailestavo, kad šiemet renginyje labai mažai užsieniečių. Atvyko tik kamerinis choras iš Pietų Amerikos grupo Coral Venezuela. Šis kolektyvas buvo tikrai egzotiška staigmena ir projekto dalyviams ir klausytojams. Mes tiesiog keliaujame po Europą pristatydami savo programą. Koncertavome Lenkijoje ir Čekijoje. Atsitiktinai sužinojome apie sakralinės muzikos festivalį Kaune ir taip atvykome į Lietuvą. Šiemet chorų konkursai itin rimtai kovoti buvo nusiteikę Kauno kolektyvai, tačiau jiems nenusileido ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų – Vilniaus, Klaipėdos, Mažeikių, Marijampolės, Akmenės bei Panevėžio.